Laida pristato. Laida remia. Besikūrenčioje Babilono individualių namų gyvenvietėje tik iš aukštos kokybės ir ekologiškų medžiagų statomi gyvenamieji namai pagal kliento pageidavimus ir poreikius. Babilono gyvenvietė. Laikas įgyventi savo svajonę. Sako, kad jeigu žmonės eina į darbą kaip į šventę, tai kas pas juos darosi namuose? Plačiau miestelio naujienas aptars Politikių klubas. Gerbiama kolegė, sakykite prašau, koks jūsų išsilavinimas? Mano? O kodėl jums tai parūpo? Na, nesigėkite, parodykite prašau savo CV. CV? O kam jums reikia? Man labai smalsu sužinoti, koks jūsų išsilavinimas ir koks jūsų atlyginimas. Na, koks mano atlyginimas yra konfidenciali informacija, aš su darbdaviu sutariau, kad niekam nesakyti, todėl ir jums neatskleisiu. Jūs kažką slepiate, kolegė, ar ne? Kodėl nenorite pasakyti, koks jūsų išsilavinimas ir kodėl nenorite parodyti savo CV? Ten ryškiai kažkas netvarkoje. Įtariu, kad jūs gaunate per didelį atlyginimą. Nei esate to verta. O koks jūsų reikalas, kokį atlyginimą aš gaunu? Didelis. Aš kaip ta tarybos opozicija turiu išsiaiškinti, ar žmonės ne per didelius atlyginimus gauna. O prie ko čia per didelis atlyginimas? O prie to, jei jūs neturite atitinkamo išsilavinimo, tai negalite gauti ir atitinkamo atlyginimo. Nesupratau. O nekvalifikuotas savamokslis statybininkas tai gali gauti didelį atlyginimą. Jis gali, nes jis savo prakaitų ir puslėtomis rankomis įgijo tą patirtį. O tu neturi jokios patirties, taip kad ir atlygį gauni neteisėtai. Kaip tai neteisėtai? Aš juk studijuoju. Aha, pakliuvote. Tai ir norėjau sužinoti. Tai va, kam jums reikalingas išsilavinimas? Kaip tai kam? Na, prisipažinkit, kam jums išsilavinimas? Na, nežinau, visi turi diplomus ir man jo reikia. Tai ir sakykite teisybę, diplomas šiais laikais reikalingas tam, kad gautum didesnį atlyginimą. Ką jūs čia tauzijat? O kaip tai ne? Štai mero patarėjas už mėnesio baigs aukštąją mokyklą ir jo atlyginimas pakils dvigubai. O be diplomo tokio atlyginimo gauti negali. O tai ką, jo žinios ir apmokėjimas pasikeis per vieną dieną? Žinoma, kai tik gauni diplomą, taip iškart tavo smegenys prašviesėja, pasidarai protingas ir žinoma iškart turtingas. Jeigu jau taip visi gavę diplomą pasidaro protingi ir turtingi, tai kodėl tiek daug jaunų specialistų darbo biržose sėdi? O todėl, mano mieloji, kad jie mokydamėsi siekia žinių, o ne aukštojo mokslo diplomo. Pirmiausia, reikia susirasti darbą, o po to siekti aukštojo mokslo ir diplomo, kad galėtum atlyginimą geresnį ir didesnį gauti.